Labą dieną. Šiandien turim 125 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie žydus XIX amžiui, antisemitizmą ir sionizmą. Šį kartą pakalbėsime apie carizmo politiką Lietuvoje XIX amžiaus pabaigoje. Pirmiausiai apie kabutėse rusų pradų atkūrimo politiką. Taigi, po nuslopinto 1864 metų sukilimo caro valdžia pradėjo atvirai įgyvendinti visuotinio rusinimo politiką vadinamajame šiaurės vakarų krašte. 1864 metais pavasarį Vilniaus generalgubernatorius Muravjovas ir jo pakviestas naujasis Vilniaus švietimo apygardos globėjas Kornilovas parengė kabutėse rusų pradų atkūrimo programą. Pagrįsdama krašto rusinimą, caro valdžia teigė, esą buvusioje Lietuvos valstybėje, tai yra Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, iš pradžių viskas buvo rusiška. Tikyba, kalba, papročiai, apeigos. Jei stačiatikybė būtų virtusi valstybinė religija, Lietuva būtų visiškai surusėjusi. Kabutėse rusų pradų atkūrimo politika nulėmė ir krašto valdymą. Jis buvo valdomas ne Rusijos imperijos įstatymais, o įvairiomis kabutėse laikinosiomis taisyklėmis. Generalgubernatoriui jos suteikė didelių įgaliojimų: tremti žmones, konfiskuoti turtą, šalinti valdininkus, skirti pinigines baudas. Apie rusinimą per mokyklas. Muravjovas, pasiryžęs surusinti visą kraštą, tuoj atkreipė dėmesį į mokyklas. 1864 metais jis išleido įsakymą uždaryti visas parapijines mokyklas. Jų vietoje buvo pradėta steigti vien rusiškas, valdžios išlaikomas mokyklas. Dirbti jose buvo kviečiami mokytojai iš centrinių Rusijos gubernijų. 1864 metais Molodečne, tai yra Vilniaus gubernija, o 1872 metais Panevėžyje buvo įsteigtos mokytojų seminarijos. Panevėžio mokytojų seminarijoje buvo ruošiami mokytojai visai Lietuvai, išskyrus Užnemunę. Pastarosios mokyklos programoje buvo nustatyta mokyti ir lietuvių kalbos, kad būsimieji mokytojai galėtų bent susišnekėti su savo būsimais auklėtiniais. Katalikai į šias seminarijas nebuvo priimami. Nuo 1865 metų vietos kunigai tikybą dėstė mokinių gimtąja kalba. Rusų valdžia norėjo, kad Lietuvos gyventojai įgytų tik elementarų raštingumą, išmoktų rusiškai rašyti, skaičiuoti, melstis ir giedoti cerkvėje. Buvo nurodyta gyvenvietėse kurti kuo daugiau cerkvinių rusiškų mokyklų.
Tačiau prievartinis rusų kalbos mokymas skatino tik dar didesnį lietuvių prisirišimą prie lenkų ir lietuvių kalbų. Tai ypač išryškėjo, kai mokyklose vaikus katalikus buvo pradėta mokyti stačiatikių maldų ir švenčių dienomis vedžioti į cerkves. Apie lietuviškos spaudos uždraudimą. 1864 metais Muravjovas įsakė lietuviškus raštus, tai yra elementorius, oficialius leidinius, skaitymo knygas, spausdinti rusiškomis raidėmis, kirilica. Įvedant rusiškas raides, buvo norima atitraukti lietuvius nuo lenkų ir priartinti prie rusų. 1865 metais vidaus reikalų ministras visoje imperijoje uždraudė spausdinti ir įsivežti iš užsienio bet kokius leidinius lotynišku raidynu. 1872 metais šis draudimas buvo skirtas ir lietuviškai spaudai gotišku raidynu, naudotu Prūsijos lietuvių. Lietuvių spaudos draudimas galiojo net 40 metų. Maldaknygės ir elementoriai imti laikyti pavojingais valstybės saugumui. Spaudos draudimas stabdė lietuvių kultūros augimą. Kita vertus, spaudos draudimas, šiurkštus persekiojimas skatino gyventojų pasipriešinimą rusų valdžiai. Be cenzūros užsienyje leidžiamai spaudai suteikta galimybė nevaržomai skelbti tautinio atgimimo idėjas. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie kabutėse rusų pradų atkūrimo politiką. Kokie faktai leidžia teigti, kad nuslopinus 1863–1864 metų sukilimą, rusų valdžia pradėjo atvirą visuotinę rusinimo politiką. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie rusinimą per mokyklas ir lietuviškos spaudos uždraudimą. Išvardykite pagrindinius Lietuvos gyventojų rusinimo būdus. Kodėl rusų valdžia spaudos draudimą teisino lietuvių tautos interesų kabutėse gynimu, kabutėse išsilaisvinimu iš lenkų politinės bei kultūros įtakos. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.